Aš aišku nieko prieš Šeškinę neturiu, bet kažkaip mane čia labai retai užmeta. Vilniuje gyvenu labai seniai ir kažkaip pasivaikščiokim. Iš tikrųjų, tikra laiko mašina. Ir vat ten, kur aikštelė yra, aš atsimenu tarybiniais laikais, čia priešais polikliniką, kur tunelis yra, stovėdavo toks dvigubas Ikaros autobusas, kuriame būdavo pirmieji tie žaidimo tarybiniai automatai, kur galėjai kažkokį ištraukti prizą, ten Donaldo gumą ar su tom tokiom primityviom lenktyninėm mašinėlėm palenktyniauti ant tokių aparatų žaidimų. Ir mes dabar matom Šeškinę. Tai yra 21 amžius, viskas gerai, aš neturiu nieko prieš, nei prieš gyventojus, nei prieš šį rajoną. Tiesiog čia buvo mūsų kaip tranzitinė zona, nes mes gyvenom Pašilaičiuose. Ir čia dažnai užsukdavom, nes čia buvo ir poliklinika, reikėdavo ateiti tam tikrų priemonių nusipirkti tais senais laikais. Štai dabar mes matom, iš tikrųjų čia kažkada buvo baseinas. Kaip ir prie Seimo užpylę žemėm, taip ir čia panaši technologija. Ir iš to baseino mes, aišku, traukdavom, žvejodavom butelius, kuriuos priduodavom ten kažkur kitoj pusėj prie poliklinikos. Ten buvo kino teatras netgi. Štai. O čia dabar veikia kažkokia tai maitinimo įstaiga. Ir čia buvo pirmas knygynas iš tikrųjų. Knygynas mūsų, artimiausias mums čia turbūt Pašilaičiuose, bet buvo čia toks balkonas, priestatas, kuris paskui nugriuvo. Ir aš apskritai čia šiandien atvažiavęs nustebau, kad čia dar iki šiol kažkaip niekas nėra nugriauta. Gerai, keliavam toliau, aišku, ten jau žymioji policija, policijos komisariatas ir žymusis Šeškinės turgelis. Štai dabar parduoda žmonės įvairias gėrybės. Einam, pažiūrėsim, gal turgelis dar gyvas. Ar jisai jau bus? Vaistinė, iš tikrųjų vaistinė, tai čia buvo ir prieš kokius 40 metų. Dabar čia drabužių taisykla. Čia kažkas vyksta, matot, remonto darbai. Ir žymusis turgelis. Bet ten jau nieko turbūt nenusipirksi. Gėlės, daržovės, vaisiai, kaip matot, turbūt kai šitą prekybos centrą pastatė, tie užrašai, stilistika, dizainas toks ir liko. Tai trumpas reportažas iš Vilniaus mikrorajono Šeškinės.